Pokalbėje apie meną ir kultūrą. Kultūros horizontai. Sveiki, su jumis Eglė Tamulytė, o šiandien kalbamės su Roku Šakiu. Rokas yra visapusiškas kūrėjas, grafikas, tatu meistras ir Rokai daugiau turbūt papasakosi pats apie taip pat savo pomėgį dirbti su metalu. Labas, kaip tau sekasi, kaip gyveni? Labas vakaras, Eglė, labas. Man sekasi puikiai, iš tikrųjų, taip kažkoks netikėtas toksai buvo pasiūlymas sudalyvauti čia jūsų radijoje. Tai tiesiog įdomu dabar. Išbandysim pirmą kartą tokį dalyką. Abu esam baigę grafiką, ar ne? Jo, esam baigę grafiką ir dabar aš turėjau bakalaurą baigęs ir dabar šiais metais pabaigiau magistrą. Irgi grafikos specialybei. Tai buvo visai faina vėl sugrįžti į studijas, tiesiog pamatyti įvairesni žmonės, žinai, bet, matai, karantinas jis toksai truputėlį padarė savo ir tas studijavimas toks truputėlį buvo kitoks, nei aš įsivaizdavau. Kažkaip norėjusi pabendravimo su žmonėm, patirti kažkokių naujų technikų, vėl prisilies gal prie tų pačių, bet naujom akim, naujom mintim ir tiesiog tai negalėjo įvykti, nes buvo karantinas ir tai vietoj kažkaip viskas persikėlė į tą patį garažiuką, kur aš visą laiką sėdėdavau ir ten kažką tai kur. Tiesiog buvo studijos iš garažėlio ir mes tiesiog sukontaktuodavom su mokytojais, su dėstytojais tiesiog per internetą ir taip bendraudavom. Savotiškas, aišku, irgi buvo potyris. O iš kur atsirado tas noras dar toliau mokintis ir studijuoti? Buvo turbūt pertrauka padaryta tarp to bakalauro ir magistro. Tarp bakalauro ir magistro aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet greičiausiai gal praėjo kokį 10 metų panašiai. Ir iš tikrųjų aš, kadangi supuosi tatu versle, tiesiog galbūt ta aplinka šiek tiek pabodo, gal norėjosi kažką paįvairinti, tiesiog pakeisti, sutikti naujų žmonių, tiesiog gauti kažkokios informacijos, gauti kažkokios literatūros, kad tiesiog mes savo pirštinę kažkokį savotišką iššūkį, mes savai tam tikrą tokią diskomforto zoną ir toj vietoj kažkaip save bandyti išvynioti ir pažiūrėti, kas gausis. Tai va tiesiog buvo momentų, kad kai stojau, tai buvo labai džiugu, nes sakau, čia naujas etapas, čia bus labai fainiai, bet buvo ir momentų tokių, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau ir toks irgi buvo dalykų. Tai tiesiog tie 1,5 metų tokie visokių nuotaikų buvo. Bet tiesiog studijos paskatino noras, žingeidumas kažką tai naujo vėl patirti, pabendrauti su žmonėm, taip. Vėl įsilieti tą meno tokią aplinką, nes tatuiravimas jisai, irgi, sakykim, galima priskaityti jį kaip ir meno šakai, bet vis tiek jinai yra tiesiog kitokia nei sakykim, tikrasis menas. Akademinis menas. Ir pats su kokio meno rūšim dirbi, tai vis tiek yra turbūt ir nuo pat piešimo, ar dar užsiimi tą tradicinę grafiką? Aš kartą eidamas į magistratūrą, aš jau norėjau nebeliesti tradicinės grafikos, nebeimti nei visokių lino raižinių, nei kažkokių dalykų. Noras buvo truputėlį prisiliesti prie šilkografijos, toks matymas buvo, bet realiai, kadangi kažkaip magistro studijos leido taip, kaip pasakyti, truputėlį paimprovizuoti, tai tiesiog aš pasirinkau tokią netradicinę šaką kaip asambliažas ir ta tema kažkaip ir viskas vyniavosi. Nes man patinka ten konstruoti, iš tikrųjų ir iš vaikystės galbūt toks atėjęs yra, kad tie konstruktoriai, kažkokios mažos detalytės, ten jas sujungi, matosi kažkokie dalykai, gaunasi netikėti, tai tiesiog tai tas traukia jau iš anksčiau ir maniau, kad tai yra puikia proga būtent magistratūrai pastudijuoti šitą rūšį meno tiesiog giliau ir pamatyti ten dalykus kažkokius. Tai ten ir atsirado visi tie tokie galbūt grafiniai, kaip ten,
grafiniai objektai, ne kad grafiniai objektai. Čia mes galėjom žaisti dėmėm, kažkokiais siluetais, kažkokiam formom, tai čia va tos grafikos tiek ir buvo likę iš mano tų darbų. Ar yra kažkokie menininkai ar autoriai asambležo būtent, kurie tave įkvėpė? Na taip pats pirmasis buvo Duchampas, bet iš esmės tai čia Duchampas buvo tas, kuris panaudojo pirmą kartą šitą tokį apibūdinimą, būtent to meno. Ir tiesiog po jo ten sekė impresionizmai, surrealizmai, tai ten, kur kūrėjai buvo tie patys pagrindiniai, sakykime, Salvadoras Dali ar Pablas Picasso, jie visi ten truputėlį buvo irgi prisilietę prie to asambležo, žinai. Vis kažkokias kaladėlės padėliodavo, pakonstruodavo, kažką ten supildavo, suneždavo, tiesiog kurdavo irgi tam tikras skulptūras, bet jos irgi kitą kartą negalėtum skulptūrom pavadinti kažkoks toksai objektų kompozicija, sakykim, tai bet iš esmės tai tie didieji menininkai, jie mėgo pažaisti detalėmis. Tai va, tas asambležas, manau, kad pas visus yra kažkur tai viduje. Tave patį domina taip pat ir interjeras, ar ne? Matai savo tuos asambležus ir ką kuri kažkaip panaudotus būtent interjere? Dažniausiai ir būna mano kūrybos pradžia prasideda nuo to, kad aš savo darbą būsimą matau kažkur kabantį jau. Ir aš įsivaizduodamas tą vietą jau bandau ir tai aplinkai sukurti tą jau savo kūrinį. Tai kitą kartą būna ir toks, nes gal netgi paprasčiau yra pasimti kažkokį tam tikrą rėmo dydį ir jį įtalpinti savo tą jau būsimą šedevrą, pavadinkim šedevrą, kažkokį tai kūrinį. Tai ir interjeras aš visą laiką įsivaizduoju, kad va, tas paveikslas turėtų kabėti ten ir ten. Bet dažniausiai tai būna jie kažkur nugala visai kitur, neįsivaizduojamai ir randa savo naują erdvę, bet tai irgi nebūna blogas variantas, bet dažniausiai tai būna aš kuriu jau kažkokiam jau matomam vaizdui. O apie ką buvo tavo magistro darbas rašytas? Mano magistro darbas pagrindinė tema buvo svarstyklės. Realiai tai, kai stojau magistratūrą, aš dar ilgai ten apie porą mėnesių vis galvodavau, ką čia tokia pagaudyti, kokia ten gilesnė mintį, nes nesinorėjo taip irgi paviršiumi plaukti ir tiesiog kažkaip tai norėjęs kažkokią gilesnę temą pakabinti ir tiesiog bevaikščiojant kažkur miške man tokia nusileido apvaizda ir aš kažkaip svarstyklės, nes matomai nuo to svarstymo, nuo to galvojimo, ką čia padaryti, ką čia sukurti, kokį čia tą jau temą pasimti ir vat, tas mano svarstymas, ta abejonė, jinai iššaukė va, tą va, tokį svarstyklių momentą. Tai va, aš ant tų svarstyklių kaip ir pasikabinu, pradėjau rinkti, kolekcionuoti įvairias svarstyklės, paprašiau draugų, pažįstamų į Facebooką, parašiau, kad man kas nors atsiųstų, kokias turi svarstyklės, nebereikalingas. Ir va, ten tas detalių analizavimas visokių, žinom, ten ta technologija pati pačių svarstyklių, vaizdas ir dizainas irgi labai rimta tema, žinau. Tai tiesiog ten jau patys iš savęs yra meno kūriniai, o žinant, kad svarstyklės yra vienas pirmųjų tokių, sakykime, matavimo prietaisų mūsų žmonijos istorijai, kad, žodžiu, žmonės jau labai nuo senai bandė kažką pasverti, kažką palyginti, tai irgi tai labai žavi. Ir po to visą tai dar persikėlė į tam tikrą filosofinę mintį, kad mes galim sverti ir nesveriamus dalykus. Kaip grožis, negrožis, kaip geras, negeras. Ir paskui mes susidurėm netgi ir krikščioniškai ikonografijose, kur tiesiog yra vaizduojama irgi, kaip angelai sveria. Mykolo angelas, taip jisai būdavo vaizduojamas su svarstyklėmis dažniausiai ir tai buvo jo atributas. Ir tie sukurti tavo magistro darbai vyko paroda, pristatyti juos, ar ne? Tai realiai tai aš apsiginiau tiesiog magistrinį darbą ir tai vyko irgi internetiniai erdvėjai, kas galbūt taip nuliūdino žiūrovus, sakykime, kad anksčiau vykdavo visi tie magistrų darbai, ten didelės parodas ir pristatymas toks viešas, tai būdavo smagi šventė.
O dabar viskas vyko internete, nu, irgi savotiška patirtis. Gal man asmeniškai tai buvo gal ir lengviau, nes aš nemėgstu tokio viešo kalbėjimo. Realiai irgi dabar pergyvenau su šita radio laida. Bet, tai mane šiek tiek taip išgelbėjo asmeniškai, bet realiai tai buvo labai pristatyti tik tais internetiniai erdvėj. Buvo jie dar išvežti į Šiaulius, į Dailininkų sąjungos ten patalpas. Patalpėlės, tai žodžiu, mes tenai jos bandėm fotografuoti. Tai va, tiek darbai ir matė dar tos viešos erdvės. Tai realiai galvoju, kad galbūt šiais metais savo jubiliejaus proga gal sukursiu pirmą savo parodą ir pristatysiu savo asambliažus. Tai tie mano 8 kūriniai įeis į tą mano didelę, kaip pasakyti, tokia kolekcija. Jubiliejinė paroda. Jubiliejinė paroda, taip. Ir bus tokia pirmoji jubiliejinė graži paroda, nes realiai tai aš kažkokioj rimtoj parodoje nesu dar dalyvavęs kaip menininkas. O kaip manai dabar apsigynus štai magistrą, galbūt įsijungsi į aktyvesnį tokį dalyvavimą parodose? Realiai tai pirmos kelios dienos po apgynimo, tai buvo toks, pirmą dieną tai buvo visai nesupratau, kas vyksta, o paskui pradėjo toks ateiti gerumo jausmas, ten susilaukė tam tikro tokio feedbacko iš žmonių, reakcijos apie darbus ir tiesiog buvo įdomu sužinoti nuomonę ir ta nuomonė iš tikrųjų taip labai nustebino iš geros pusės, kad tiesiog visiems patinka kažkas įdomesnio. Nežinau, ar čia man bandė pataikauti, ar iš tikrųjų tai buvo, bet buvo smagu girdėti, matyti reakcijas žmonių į mano darbus, ten kiek jie jau matėsi, kiek aš juos ten parodžiau toj viešoje erdvėje, sakykime. Bet aš manau, kad norėčiau pastatyti jos parodoj. Ir dabar pasiklausykime XFM muzikinio repertuaro. Pokalbiai apie meną ir kultūrą. Kultūros horizontai. Pats kaip kūrėjas per metus vystaisi ir štai nuo darbo su vienokiom medijom, nuo piešinio pereini į skulptūrą ir galbūt iš, sakykime, kažkokio verslo savo turėjimo gal dar persikelti ir į kažkokias parodas ir panašiai. Tai ar sutiktum, kad svarbu, kad vyktų ta tokia progresija, kuri... Jo, tai ir buvo tas malonus momentas šių studijų metu, kad tiesiog įvyko toks perversmas gyvenime kažkokia, kad pabūti netikrųjų menininkų, kurti kažkokią, leis savo fantaziją nevaržomai ir jie tiesiog rodyti žmonėm. Tai aš manau, kad tai buvo stimulas geras pradėti tą jau kūrybinę veiklą, kuri išeis, manau, į parodas ar kažkur pakeliauti su parodom. Tai būtų įdomu. Ar aš matau save gyvenantį iš meno tokio, nežinau, norėčiau, nes tai toks laisvesnis menas yra mano atveju, nes, sakykime, tatu vis tiek jinai įpareigoja meistrą pristaikyti šiek tiek prie kliento. Aišku, meną galima irgi kurti klientui, bet norėčiau kurti savo ir kad klientas mėgtų. Tai būtų idealiausia. Čia turbūt kiekvieno kuriančio yra svajonė tiesiog daryti tai, ką nori ir jau tada kažkaip kad atrastų tai savo auditoriją. Tai gal kažkaip negarsiai savo ir pažadėjau, kad, žodžiu, šitoj srity tai aš tikrai ne pataikausiu klientui, o darysiu savo ir toj vietoj tiesiog. Jeigu kažkam patiks, tai patiks ir tiek būsiu laimingas. Tai man to pakaks, nes realiai tai mano pragyvenimas yra iš kitos sferos. Galėsiu sau leisti tiesiog pailsėti nuo to savo kasdieniško darbo ir tiesiog atsipalaiduojant, pažaisti formom dalykais, tai tiesiog įdomu. Iš tikrųjų, kiek teko kalbinti kuriančių žmonių ir susidurti, tai daugelis turi tą tokį, galima sakyti, kažkokį kaip dieninį darbą, ar kuris teikia kažkaip pajamas ir šalia turi kūrybą. Ir matau tokią tendenciją. Ir bent jau kaip matau tavo atveju, tai dar gal truputėlį artimiau tai sričiai, vis tiek iš grafikos, perėjus grafiką ant odos. Pavyzdžiui, teko susidurti, kur žmogus dirba iš viso ten su geležinkeliais ir ten tapo, žinai. Mano atveju taip, mano atveju vis tiek tas menas vis tiek pieštuko nepaleidžia iš rankos, sakykim, taip pavadinkim. Vis tiek vyksta tas toksai
linijos žaismas, kad ir kaip ten ją naudotum, bet jo, realiai tai nesiskiria tas jau pats jau kūrybinis momentas. Ar tiesiog tatuiruočių darime vis tiek vyksta irgi kūryba, tam tikrus elementus turi surinkti ir sudėlioti savo vietas, atrasti gerą kompoziciją. Tik tiek, kad, sakau, čia nėra gal kliento, tai yra tas smagesnis toks momentas. O pats esi iš Šiaulių? Aš esu originaliai iš Šiaulių, bet dabar gyvenu Kurtuvėnuose, jeigu žinai, kur miestelis. Teka girdėti. Kaip pavyksta tau save motyvuoti ir galbūt gyvenant tokiose vietovėse, kuriuose nėra galbūt tiek daug aplinkui kūrenčių žmonių? Kadangi vis tiek mes esam priklausomi nuo miesto, nuo Šiaulių, nes tai yra šalia Šiaulių, tai vis tiek man kiekvieną dieną praktiškai tenka atsidurti mieste, o savo laisvalaikį leidžiu namie, savo mažam kaimelį gyvenvietėje, kurioje iš tikrųjų irgi yra labai rimta tokia kultūrinė veikla. Čia mes ir vaidinam, ir dainuojam, ir giedam bažnyčiai. Žodžiu, rimta veikla užsiminėjom. Čia nėra žemės ūkio tokia paskirties rajonas. Tai tiesiog mes turim Kurtuvėnų regioninį parką, kur yra nuostabus pasivaikščiojimo takai, nuostabus miškai, gamta ir grožis visur. Ir tiesiog šitoje aplinkoje yra labai miela būti ir gyventi. Tai tiesiog važiuojam į miestą nusipirkti duonos, o čia dvasia pelnomės iš šito gyvenimo, iš kaimiško gyvenimo, taigi to paprasto, tokio arčiau gamtos. Realiai, kada atsikrausčiau į Kurtuvėnų miestelį ir aš pirmą kartą tiesiog susidūriau su tokiu, kaip sakant, žemės ūkio ar tiesiog su tokia kitokia buitim. Tai įkišus rankas į žemę, tada supratau, kad yra ta kažkokia visai kitoks dar tas ryšys gyvenimo su gamta ir pajauti kitokius dalykus, nei sakykime, vien ten buitis ar materializmas kažkoks. O tavo gal gali pasidalinti dar kažkokiais ateities planais? Esi įsikūręs jau studiją turbūt pats ir tuose Kurtuvėnuose, kur metalo trūksta tavo darbai? Realiai tai nėra čia tokia kažkokia studija, tiesiog elementarios dirbtuvės, garažas tokiom žemom lubom. Tiesiog apsitvarkiau, pasistačiau ten keletą patogių stalų, įsigijau įrangos kažkokios, kad galėčiau taip jau sau leisti jau kitą kartą ir pasižaisti su medžiagom, su metaliniam, su mediniam formom kažkokiom. Tai va tiesiog. Tai čia nėra kažkokia studija, nėra kažkokia ypatingas statinys, tiesiog senas rąstinis namukas, dirbtuvės tokios su krypusiu stogu. Tai va, būdavo šalta žiema, nėra šildymo, aišku, visur kiaura ir pučia vėjas. Tai kol nepasistačiau ten tokio dujinio šildymo, dujinio aparato, tai ten tikrai būdavo sunkoka žiema būti ir daryti dalykus. Tai ten pusę magistro tai va pasikankinau su tokiais dideliais veltiniais batais ir begerdamas karštą arbatą, o paskui kažkaip, kada jau atsirado tas jau naujas įrankis, tai jau tada galėjau dirbti ir su Maikeriu. Vis dėlto yra svarbu. Šiluma. Taip, šiluma yra svarbu. Iš tikrųjų komfortas. Tada, žinai, gali labiau atsipalaiduoti, labiau kažkaip tai pasinerti darbą. Tai ateičiai planai būtų tiesiog tęsti savo darbus ir neplanuoji pabėgti iš Lietuvos? Ne, iš Lietuvos pabėgti nesinori, nebent gal pailsėti arba aplankyti draugus. Nes iš tikrųjų irgi yra tekę pakeliauti po pasaulį, jau tų pažįstamų ratas yra nemažas. Tai yra gražu, kad yra kažkur vienur kitur tų tokių pažįstamų gerų žmogeliukų. O šiaip tai gyvenimas Kurtuvėnuose. Bandysim kažkaip čia truputėlį gal plėstis, gal kažkokios veiklos atsiras. Aš kaip menininkas, tai kitą kartą suburiu padarome tokius meno terapijos susitikimus. Žodžiu, įvairią techniką irgi naudojam. Ten vieną kartą taškome su akriliniais dažais, kitą kartą molį minkom. Pasikviečiam kokį įdomų žmogų ir tiesiog gerai leidžiam laiką. Paskui darom plakatus, pasidarom parodėlę savo tokias ir visi čia tada džiaugiasi, savo giminės visus draugus sukviečia, tai didelė šventė. Tai bet kaimo gyvenimas toksai 200 gyventojų sutraukia tokį labai minimalų gyvenimėlį, bet tokį pilnavertišką ir visko. Čia mes turim nuo gimimo iki mirties ir nuo kūrybos iki juodo darbo, tai
tiesiog toksai gyvenimas labai sutrauktas į vieną. Kaip maža mikroschema, bet joje puikiai vystosi gražus dalykai. Wow, iš tikrųjų labai džiugu girdėti, kad tarsi pavyko tokį savo pasaulėlį gražų ir kūrybingą susikurti. Ir galbūt tada pabaigai turi kažkokį palinkėjimą klausytojam ir galbūt jaunesniai kartai. Toks sustrigęs momentas yra, kad žmogus negali savęs užspausti, uždaryti ir būti nematomas ir džiaugtis vienas pats savimi. Tai turi save kažkaip atskleisti, parodyti, nežinau, kažkokiom priemonėm, kažkokiais būdais, kad save išsakyti, save išskleisti ir parodyti kitiem žmonėm ir kad tas kažkoks kūrybiškumas jis toliau turėtų tęsimasi. Mes neturim sukurti šedevrų savo gyvenime, bet galima tokį kaip tęstinumą kažkam įkvėpti, kažką palaikyti, kažką paskatinti galbūt. Tai linkėčiau to, kad mes galėtume būti tokie kaip akmenukai kritę į vandenį, kurie paleidžia ratilus ir tie ratilai maina pas kitus akmenukus. Nuvilnyje gražiai. Tai galbūt to palinkėčiau, kad mes galėtumėm skleisti tokią tą savo gerą energiją ir ją dalintis tarpusavį, komunikuoti ir būti geri. Tai to palinkėčiau. Grožio, meilės. Ir visada. Ačiū tau. Ačiū tau, Rokai. Iš tikrųjų visai įdomu būtų kada nors apsilankyti Kurtuvėnuose ir galbūt sudalyvauti viename iš kokių jūsų renginių ten, kaip bus. Būtinai pakviesiu, kada mes susigalvosim. Tai suorganizuosim kokį plenerą, tai galėsim tave pakviesti kaip didįjį svečią, tai galėsi čia visus paauklėti savo didįjį mažai. Galėsi atvažiuoti čia paėdinėti su arklys, čia turim žirgyną, graži gamta, tai prašom. Fantastika. Gerai, ačiū tau, Rokai, linkiu toliau būti užsidegus ir kurti, nesustoti savo, taip sakant, melodiją plėšti garsiai ir skambiai. Ir šiandieną mes jau atsisveikiname. Su jumis buvau aš, Eglė Tamulytė, ir susitikimo kituose kultūros horizontuose. Ačiū labai. Ačiū.